Labas vakaras, tiesioginėme Lietuvos ryto televizijos eteryje laida Nuoga tiesa ir šiandien čia bus karas. Lietuvi, už kiek parduosi tėvynę? Pasirašyk prie žemės pardavimo užsieniečiams ir apgink Lietuvą. Čia yra mano žemė, mano tėvų žemė. Spekuliantai, atrėžė kiti. Referendumo dėl žemės sumanytai iš tikrųjų nori visus išdurti ir patys pigiai supirkti žemę. Gerbiami žiūrovai, šiandien pirmą kartą jūs galite ne tik tai skambinti ir reikšti čia, šioje studijoje savo nuomonę, jūs galite šiandien ir balsuoti. Netrukus jūsų ekranuose atsiras tokia juostelė ir jūs galėsite išbandyti balsavimą referendume dėl žemės. Mūsų klausimas jums yra, ar galima parduoti Lietuvos žemę užsieniečiams. Telefonus, kuriais reikia skambinti, jūs matote savo ekranuose. O dabar apie mūsų temą. Pradėsiu nuo folkloro, referendumo agitacijos folkloro išgirsto laiptinėje. Taigi, kaip buvo agituojama kai kuriuose laiptinėse? Buvo sakoma, kad ateis, supirks visą tą žemę Vokietijos gėjai. Apsės tą žemę genetiškai modifikuotomis kultūromis. Tas kultūras apdulkinančios bitės išmirs ir Lietuvoje neliks medaus. Bet ne tai blogiausia. Blogiausia, kad tie visi gėjai ims grobti mūsų vaikus ir atiduos juos Norvegijos lesbietėm. Ir kas keiščiausia, kad 300 000 patikėjo. Iš tikrųjų, kas bus po to, kai bus nubalsuota referendume už ir prieš, jūs sužinosite šioje studijoje, nes dar nei vienoje studijoje televizijos diskusijoje dėl žemės pardavimo užsieniečiams nebuvo tiek agituotojų už ir prieš ir tokių agituotojų. Man laidą padės vesti Ramūnas Karbauskis, stambus žemvaldys, politikas ir žmogus, kuris mano, kad žemės užsieniečiams atiduoti negalima. O norėčiau jūsų, Pranciškau, paklausti. Jūs iš tikrųjų už šitą reikalą esate nusiteikęs paaukoti Lietuvos narystę Europos Sąjungai? Ne nuo to galo eilinį kartą visi žurnalistai pradeda. Man labai apmaudu, kad aš kiekvieną žurnalistą, kaip buvęs žurnalistas arba buvusių sako nebūna, turiu pataisyti. Mūsų referendumo iniciatyvoje nei žodelio nėra apie žemės pardavimą ar nepardavimą užsieniečiams. Kada jūs perskaitysite nors vieną pastraipėlę nuo pradžios iki galo? Pirmiausiai, mūsų referendumo tikslas yra sumažinti idiotišką parašų skaičių referendumui surengti, nes niekur mums žinomoje pasaulio šalyje tokio skaičiaus nėra. Taigi, pirmas tikslas mūsų referendumo nuo 300 000 pereiti prie 100 000, kur yra protinga riba. Toliau įdėtas labai svarbus saugiklis, kad referendumo priimti sprendimai nebūtų atšaukti kokio nors vieno asmens ar grupelės asmenų pagrindų. Bet susirinkome dėl žemės. Tai dėl žemės, kaip patikslinti tą formuluotę? Pakartoju, toliau galėčiau pabaigti, todėl kad jūs ir daugelį žmonių jau klaidinate ir toliau sėkmingai klaidinsite šitą, mes žinome, čia ne problema. Tuo ir susirinkome. Taigi, ir antrasis klausimas yra atstatymas elementarių lietuvių prigimtinių teisių į savo žemę, miškus ir vandenis. Nes jeigu jūs bent kiek pavartytumėt ir šitie žmonės bent kiek pavartytų Lietuvos Respublikos konstituciją, jiems būtų nesunku perskaityti 47 straipsnį, kuriame neliko jokios net užuominus apie lietuvių teisę. Mes kalbame apie įvairias kitas teisės. O jeigu čia taip visas ir parašyta, ponė Šliu, kaip parašyta šitoj formuluotė? Jūs sakėte, jūs dar nepasakėte tos formuluotės, tos trumpos aiškios formuluotės. Jūs, čia visas 47 straipsnis yra iš naujo parašytas, taip kaip jis buvo priimtas referendumo ankstesniais metais ir mes jį paprasčiausiai norime atstatyti į pirminę būklę, nes jis pakeistas... Kokia formuluotė? Mes viską aptarsime tas visus argumentus, bet jūs tą formuluotę. Formuluotė jūs dominančių šiuo atveju klausimų yra Lietuvos žemė, miškai ir vidaus vandenys nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos valstybei ir jos piliečiams. Aišku. Pone Šliužai, panašu, kad prisiskambino žiūrovas, čia jau jūsų savijautas reikalas.
Leiskit man būti mandagiai. Prisiskambino mums žiūrovas ir nori jūsų gal kažko tai paklausti, kiek man praneša iš pulto. Labas vakaras. Labas vakaras. Prašom dėsti savo nuomonę. Aš norėčiau paklausti, ponas nenori būti vadinamas, tai pagal jo pavardę neįmanoma jo pono vadinti, bet aš norėčiau paklausti, ar jis atsakys už visą tą žmonių apgaudinėjimą, ką jis padarė su savo referendumu, jeigu Europos Sąjunga uždės visas sankcijas, jeigu mūsų vaikai bus sugrąžinti atgal iš tų šalių, kur dirba dėl laisvo kapitalo judėjimo, ir jeigu reiks atiduoti visas išmokas, kurias dabar gavo mūsų žemdirbiai. Ir pagrindinis klausimas yra, kodėl pas jį dalyvauja Paleckio atstovai, kodėl pas jį dalyvauja pankai, kurie vaikšto į Lukoilo administracinį pastatą ir prie Latvijos ambasados Latvijos gatvę. Ir kas iš viso stovi už šito. Ir aš norėčiau pasakyti, kad tiek Šliužas, tiek panka yra mūsų valstybės išdavikai. Ačiū Jums už šitą nuomonę. Atleiskit, jos būna gana griežtos. Ja, aš pripratęs, čia nėra jokios problemos. Tai vieną sekundėlį, kol Jūs atsakysit į šitą klausimą, aš norėčiau priminti ir kitiems žiūrovas, nes nepriminiau laidos pradžioje. Jūs lygiai tokie patys laidos dalyviai, telefonas, kuriuo galite skambinti 85-203-4537. Į tokius klausimus atsakinėti neverta mūsų referendumo iniciatyvoje ir jeigu bus tas referendumas, o jis bus, dalyvaus kiekvienas Lietuvos pilietis, nepriklausomai nuo savo kvailumo ar požiūrių skirtumo. Mes neišskiriame šiuo požiūriu nieko, todėl kad jie visi turi konstitucinę teisę, o kadangi mes einame elementariu, pačiu paprasčiausiu demokratijos keliu, tai mūsų visiškai pagrindai tvirti ir sąžinės mūsų. Jūs neatsijojote, kas gali, kas negali? Be abejo ne, mes neskiriam. Jūs galėtumėt pasakyti taip paprastai ūkiškai, o kas čia atsitiks, jeigu užsieniečiai tos žemės įsigys? Nes ir šiuo metu užsieniečiai įsigyja Lietuvos žemę per juridinius asmenis. Kas čia pasikeis? Pirmiausia, reiktų pasakyti, kad tik skambėjo irgi tam tikrą propagandą, nes šalis, kurias mes turim šalia, Lenkija, Vengrija ir taip toliau, elgėsi visai kitaip ir vengrai priėmė konstitucinės pataisas draudžiančias užsieniečiam pirkti žemę. Ir šitoje situacijoje galima teigti paprastai, kad jeigu iš tikrųjų ES būtų nediskriminavusi Lietuvos ūkininkų, kitų rytų Europos valstybių ūkininkų, tikriausiai tas klausimas nebent ūkininkų, kuriem grėsia netekti išmokų, man taip pat grėsia jų netekti, nebūtų kilęs. Bet šiandien dienai ES senųjų valstybių ūkininkai gauna iki 5 kartų daugiau išmokų negu rytų Europos valstybių ūkininkai. Todėl mes paprasčiausiai suprasdami tai keliam klausimą, kaip tai jūs vienodom sąlygom galėsit pirkti, kai jūsų pajamos nepalyginamai yra aukštesnės. Jūs ūkiškai žiūrit. O tai kodėl prikabintas yra šitas patriotizmas? Kodėl mums sako, parduosi žemę užsieniečiai, išduosi tėvynę? Ne, aš pasakysiu taip, dar iš tikrųjų, jeigu šnekėti apie Vokietiją, Prancūziją ir taip toliau, tai joks užsienietis nusipirkti žemės negali, nors apribojimų konstitucijoje nėra. Tai yra priimti saugikliai, kad reikia toj šaly gyventi pastoviai, reikia toj šaly ūkininkauti pastoviai tam tikrą laiką metų. Mes irgi sakom, kad jeigu būtų tie saugikliai... Jūs manot, Lietuvoje šito nebus? Ne, tiesiog dabar šiandien premjeras pirmas sykį paminėjo, kad tokie saugikliai neva yra ruošiami ir kad mes pagaliau tą problemą įspręsime. Ta klausimą keliam jau 15 metų. Tiesiog jisai šiandien atsibudo ir siūlo dabar tą daryti. Taigi, turėtų būti lygios teisės, mano nuomonė. Supratau. Pone Braziulė, aš norėčiau jūsų paklausti, o ką daryti su tais, kurie vis dėlto turi to žemės ir tyliai laukia, kada viskas tai įsigalios ir jie parduos vis dėlto brangiau žemę? Žinau, kad tu nori, kad aš pasakyčiau, kad juos reikia sušaudyti. Nes buvo pasakyta, kai mes šnekėjomės prieš laidą, tu pasakėjai, šaudyti tokius reikia. Aš dabar skaitau Senąjį testamentą ir ten rašo prieš Kristaus gimimą, reiškia žydų kovą už laisvę, už žemę. Tai praktiškai žemė, kas reikia kalbėti apie tai, kas yra žemė. Tai yra maistas, vanduo, tai yra kuras, tai yra naudingosios iškasenos, tai yra gyvenama vieta, tai yra tautos namai. Taip, jeigu tauta... Kodėl pasakėjai prieš laidą, mes vienas kitam sakom, tu nes esam labai seniai pažįstami. Taip, labai. Tai kodėl pasakėjai, kad šaudė tokius, pokario laikais tokius šaudė, kurie norėjo parduoti? Aš manau, kad, pavyzdžiui, žmogus, Lietuvos pilietis, kuris šiandien kalba, ir matau, kad tu jau patenki tą sąrašą,
kuris aiškina, kad pardavus užsieniečiams, reiškia tautos namus žemę, ant kurios jie vaikšto, stato namus, kurį jos maitina, teikia vandenį ir visa kita. Ir žmogus, kuris sako, kad čia nieko nesitiks, tai jis yra arba beprotis, arba išdavikas. Tai visais laikais tėvynės ir tautos išdavikai buvo taikoma viena bausmė, mirties bausmė. Mes pradėsime šitą diskusiją po reklamos, nes tikriausiai tokių yra gana daug, kurios reikia sušaudyti. Sveiki sugrįžę į mūsų studiją, primenu, kad jūs jau dabar balsuojate mūsų laidos metu, ar reikia parduoti žemę užsieniečiams. O žiūrovams, kurie nori pareikšti savo nuomonę, aš primenu telefono, kuriuo galite paskambinti į studiją 85-203-4537. Ir vienas toks žiūrovas mums jau prisiskambino. Labas vakaras. Labas vakaras. O prašyčiau pritildyti televizorių, nes mes viską girdėsime 2 kartus. Taip, prašom kalbėti. Labas vakaras. Aš noriu pasakyti dėl žemės pardavimo užsieniečiams. Prašom. Man gyvenimas susiklostė, kad aš su pagrindiniu šios istorijos veikėjų esu labai pažįstamas. O kuris čia pagrindinis? Rinkėjimai Pranciškau. Tai yra mano suolų draugas Pranciškus Šliužas. Mes baigėm vidurinę, kartu sėdėjom vienam suole. Jis jau nuo tada pradėjo daryti šitą karjerą, nuo vidurinės mokyklos. Jis jau tada pradėjo daryti šitą karjerą, kurį atvedė į šitą kėdę. Ir ką jisai tokio darė? Tai gerai, kad darė karjerą. Nu, kai mes mokėmės, jis čia pats prisiprašė, sakiau, kad aš niekad šitos istorijos nenagrinėsiu, jis pats čia prisiprašė. Tai sakykit, ką norėjot sakyti. Per plėtkų laideklą. Jis visą laiką buvo tokių pažiūrų, kad jis Lietuva, jo specialybė prekiauti Lietuvos interesais. Jeigu konkrečiau jūs galėtumėt pasakyti, ką jisai darė tokio? Nes kol kas mes neišgirdom nieko. Buvo tokia istorija, kad mane 13 metų mokykloj paėmė saugumas dėl tam tikros istorijos. Ir ką? Aš buvau toks gana chuliganavotas vaikas, kaip jie tam vadino, o pranas buvo labai tvarkingas, ir man buvo labai keista, kad į vieną suolą atsidūrė pranas su manim. Ir ką? Ir tik tai paskui rituliuojantis tam visam įvykiam, aš supratau kodėl. Tai jis buvo akutė ir ausytė. Kieno iš tikrųjų, kieno akytėme ir akyti ir ten ausytė? Tos organizacijos, kurie jam padarė žurnalisto karjerą ir visą kitą, kurį atvedė. Aišku. Ačiū Jums labai, tikrai bendradarbiavot su saugumu? Tarybiniais laikais? Tada jau viskas, mes su viskuo bendradarbiauju. Prisimena tą žmogų, ne? Mes vienam suolė sėdėjom. Rūta, bet... Aišku. Gerai. Galima čia nebūt, kad į plėtkų laidą nepavirstų. Tu skambučius surežisavot šmeižikiškus. Nu kaip ne? Nu ne. Nu kaip ne? Nu ne. Ištraukėt iš žmogaus iš anksto, reiškia, surežisuotą šmeižtą. Nu kaip? Nu tikrai ne. Taip, žmonės sakinio nesurėsga normaliai, logiškai. Tai matyt, dievai, čia nėra problemos. Tarsi nebuvo tokios istorijos. Nu tai juokas, nu ne kupranugaris, aš Šliužas. Paprastas pranas Šliužas. Nu, tai gali sakyti, kas ką nori. O manęs kaip nors papjauti, sumenkinti, kol aš gyvas neįmanoma. Nes aš einu viską atvirai darau. Nei Paleckis, nei jo partija iniciatyviniai grupė ir parašų rinkime nedalyvavo. Tai vienas šmeižtas, kur visą laiką kartojamas, reikia aiškiai atsakyti. Antras šmeižtas apie tai, kad Julius Panka nevatai lankosi kažkokia tai Latvių gatviai. Tai gerai, jeigu žmogus būtų bent pasakęs vardą savo pavardę, galima būtų, aš įsivaizduoju, paduoti teismą. Bet dabar grinai šmeižikiška ir dabar jūs balsuosite. Paleidote tokius skambučius ir dabar balsuos žiūrovai. Nu, tai va, jūs niekinat tos 300 000 žmonių, kur pasirašė, jums jie yra durniai, tik jūs protingi. Tai įvyks referendumas ir paaiškės, kas yra protingais. Taip, dabar grįžtam prie konstruktyvumo. Ir grįžtame prie tos minties, kuri buvo išsakyta pono Karbauskio.
Ar jūs agituodami, ta prasme, už tai, kad žemė būtų parduota užsieniečiams, iš tikrųjų nekertat šakos, ant kurios sėdi mūsų ūkininkai? Nes Lietuva smarkiai gyvena iš to, kad gamina žemės ūkio produkciją. Ir jie tikrai nesukonkuruos kainomis su užsieniečiais. Rūta, iš tikrųjų, laidos pradžioje žadėjai, kad čia bus karas, tačiau aš turiu nuvilti, gerbimieji, baigime mes Lietuvoje kariauti, pradėkime mes kalbėtis. Čia yra esminis dalykas. Ir aš taip pat nuvilsiu, kad jeigu kas nors mano, kad aš esu šito referendumo priešininkas, ne, aš esu šalininkas, aš esu pilietinės visuomenės šalininkas. Ir man labai patinka, kad pirmą kartą istorijoje iniciatyvinė grupė surinko sąžiningai labai pagal griežtus reikalavimus 300 000 parašų. Puiku, reiškia, kad tauta, ir nevadinkim jų kokiais nors kvailiais, tauta nori diskutuoti ir 300 000 labai rimtas argumentas pradėti sąžiningą, atvirą diskusiją. Tai štai ir diskutuokim. Tai, kas kalbama referendumo klausimuose dėl referendumo kartelės sumažinimo, pritariu 100%, tai buvo mano kaip Seimo nario siūlymas, tai gaila, kad Seimas atmetė šitą siūlymą, tai aš nekantriai laukiu, kad referendumas priimtų. Bet kai mes kalbam dėl žemės, aš su gerbiamu kolega Pranciškum seniai nesutariau ir sakiau, šitas referendumas, taip kaip klausimą jūs keliate, neišspręs šitos problemos, dėl kurios žmonės rūpinasi. Va čia yra esminė problema. O kodėl neišspręs? Todėl, kad neišspręs, kad užsieniečiai, ES piliečiai, turbūt kalbėkim tiesiai šviesiai, jie tokie ne visai užsieniečiai, nes tikri užsieniečiai tai yra trečiosios šalis, ne ES šalis, nes ES piliečiai skaitomi, laikomi, lygiais tų šalių nacionalinių piliečiais pagal teisės. Jie taip, jie yra užsieniečiai, bet tai neišspręs klausimo, nes juk dabar draudimas tai galioja šiandien ir visus tuos metus 7 galiojo? 10. 7+3. Tai kiek pilna įmonių, užsienio kapitalo įmonių prisipirkusių žemės. Jie ją dirba, perka, parduoda akcijas. Jeigu atsiras šita nuostata konstitucija, kad žemė priklauso tik valstybei ir Lietuvos piliečiams, tai vis tiek įmonės, užsienio kapitalo įmonės per lietuvišką kapitalą galės turėti. Linai, bet jūs paaiškinkit vieną paprastą dalyką. Kodėl dabar artėjant tam įsigaliojimui, liberalizavimui visai, tikrai nėra jokių saugiklių? Pirks, kas norės ir kiek norės. Štai ką gerbiamas kolega Ramūnas sakė, Vengrija. Taigi Vengrijoje nėra draudžiama užsieniečiams įsigyti. Vengrijoje yra įdėti visi saugikliai, kaip ir Vokietijoje, Prancūzijoje, Švedijoje. Saugikliai tokie. Jeigu esi lietuvis Vengrijoje, gyvenai ten 3 metus ir dirbi žemę, o ne šiaip spekuliuoji, pirk. Taigi šitaip yra. Ir konstitucija jų visiškai neprieštarauja ES teisės aktam. Tai štai klausimas, mes turim sudėti deramus saugiklius, ne tokius kaip dabar, kuris įgalioja nuo sausio 1, kur ne tai, kad ką nors įdeda saugiklius, bet stambaus kapitalo atstovams, gerbiamas Ramūnai, jūs esate stambaus kapitalo atstovas, atveria galimybę už lietuvišką menką kainą supirkti iš vargšų ūkininkų bobučių ir dėdukų žemelę, ją turėti. Jūsų įmonė, agrokoncernas, dabar turi turbūt 25 000 hektarų, jeigu neklystu. Arba jūs asmeniškai gal ir daugiau. Ir jūs paskui nuomojate tiem ūkininkam tą žemę. Vietoj to, kad jie galėtų nusipirkti susilyginus kainoms. Ką mes turim daryti? Mes turim nedrausti, Rūta, mes turim nedrausti užsieniečiams, ES piliečiams lygiom sąlygom įsigyti žemę, jeigu jie ją dirbs. Mes turim skatinti Lietuvos ūkininkus ir sudaryti jiems sąlygas patiems įsigyti žemę. Kad Pranciškus, gerbiamas mano kolega Šliužas, galėtų įsigyti ir pajėgtų įsigyti žemę už europietišką kainą. Ir tada visi bus laimingi. Manau, kad problema yra tame ir ką mes turim diskutuoti, tai kad ponas Balsys neskiria tų, kurie žemę dirba ir kurie ją spekuliuoja. Aš ne vieno hektaro niekam nenuomoju, kurie aš žemę dirbu. Ir didžiąją dalį jos nuomojasi, kaip ir visi ūkininkai. Lietuvos ūkininko situacija yra tokia, kad 20% žemės, kurią mes dirbame vidurkyje, valdoma pagal nuosavybės teisę. Tos, kuris dirbama. ES vidurkis yra atvirkščiai. 80 nuosavybės teisė, 20 nuomojama. O kodėl nesuperkat? Kaip? Kodėl neperkat? Ne, klausimas žmogus parduoda. Žmogus valia parduoti ir žmogus parduoda už tą kainą. Neparduoda dabar? Dabar yra tam tikrai pribojimai, bet klausimas žmogus parduoda už tą kainą, už kurią perka. Ir užsieniečiai, kaip jūs sakėt. Tai jūs nenorite pirkti už... Jūs nenorite...
Didžiausias Atleiskit, aš negaliu nuomoja. už Agrovylą pasakyti, aš galiu pasakyti už save. Taip. Reiškia, aš pasakysiu paprasčiausiai, kad ponas Balsys pasakė, užsieniečiai dalyvavo žemės rinkoje. Taip, jie galėjo pirkti ir jie pirko. Ir klausimas, nei vienas žmogus nepardavė mažesnę kainą, kaip kas nors pirko. Ir atitinkamai, jeigu man kas nors pradeda reikšti pretenzijas, nei viena mano įmonė, nei vienas ūkis neturi daugiau žemės, negu pagal įstatymą leidžiama. Ką jūs šnekate? Erika, jūs turite žemės, taip? Ir jūs norite ją parduoti. Taip, nori parduoti. Ir norit parduoti, ta prasme, kiek jums siūlo? Ir kodėl jūs sakote, kad už referendumo organizatorių stovi iš tikrųjų žemės spekuliantai? Taip, 100%. Aš užgarantuoju, jūs apgaudinėjate Lietuvos žmonės. Kadangi aš negaliu suprasti, iš kur pas jūs pinigai atsirado, organizuojami buvo mitingai dėl to referendumo. Čia ne taip savo. Jūs gavot pinigus iš kažkur, tai jumis rėmė verslininkai, kurie supirks žemės. Aš jums galiu pasakyti, kiek siūlo mums. Pavyzdžiui, man asmeniškai, už hektarą dirbamo žemę siūlo 500 litų. Kur čia jums taip siūlo? Pagal skelbimą, kad pirksim, superkam brangiai žemę, rašo skelbimas. Aš paskambinau, man pasakė 500 litų už hektarą. Tai jūs neparduodate? Dabar, jeigu jūs norite, prašau, lietuvaičiai. O kas superka įdomu? Aš nežinau, nes aš paskambinau pagal reklamą. Duokit, aš iš jūsų nupirksiu, jeigu tikrai po tiek jūs Tai jūs mane parduodat. nesupratot, sakau, man siūlo 500 litų. Tai maža, kas jums siūlo, ir litą gali O pasiūlyti. brangiau niekas nenori, jūs nesuprantat, kad verslininkai nori supirkti. Palaukit, prašau mane nepertraukti. Gal jūs galėtumėt nepertraukti? Prašau manęs nepertraukti. Dabar aš kalbu. Jie nori lietuvaičiai, mūsų verslininkai, supirkti žemės po 500 litų už hektarą. Ir jūs nepaaiškinot Lietuvos žmonėm, kad užsieniečiai moka 35 000 už hektarą eurų. Tiek kainuoja žemė dirbama. Olandijoje tiek kainuoja. Ir Lietuvoje, jeigu jūs norite supirkti žemės, atimti iš tų senukų visų, tai prašau, mokėkite nors 10 000 eurų. Kodėl jūs mokat 500 litų? Mes nieko nemokam, mes nieko nekastam. Jūs už verslininkų nugaros stovite, jūs. Už jūsų nugaros stovite verslininkai. Aš jums paaiškinsiu dėl ko. Dėl ko be pinigų referendumo nesurinksit tų parašų. Jumis kažkas tai rėmė. Aš mačiau tas mitingus. Aš mačiau tūkstančių žmonių, kurie su vėliavom ten stovėjo. Tribūnos buvo padarytos. Čia buvo Kaune karo muziejuje. Ir čia be pinigų žmogus nepadarys. Aš nenueisiu, nesukviesiu žmonės neturėdama pinigų. Jūs gavote lėšas už tai, suprantat? Jūs apgaudinėjate žmonės nakališkai. Apgaudinėjate, suprantat, jūs žmonės. Už tai, kad aš negaliu nieko parduoti. Ir dabar taip, kada, palaukite, kada supirks visą žemės, nes praeitais metais stengiasi pakelti, duokite man užbaigti. Praeitais metais norėjo prastumti per Seimą įstatymą, kad užkelti siaubingą kainą žemės ūkio paskirties žemė. Mokesčius pakelti. Neišdėdė, pakėlė, bet labai nedaug ir ačiū Dievui. O jeigu pakels padarys po 5 000 litų už hektarą mokesčius mums, tai mes turėsime, bus antra nacionalizacija. Mes turėsime to žemės atsisakyti ir jūs ją pasiimsite. Ačiū, mes nesupratom. Tai prašau. Aš noriu parduoti normalią kainą, bet ne už dyką. O palaukite, aš baigsiu iki galo. Ko jūs norite, ko jūs siekite? Gerbėmiai, dabar trumpu, labai ilgai laukia dar viena žiūrovė. Labas vakaras. Labas vakaras, prašom, jeigu jūs dar turėjot kantrybės, prašom įsiterpti mūsų pokalbį. Labas vakaras. Labas vakaras, gerbėmieji. Prašom jungtis į mūsų pokalbį, dėsykit savo nuomonę. Aš įsijungusi jūsų ir laukiu ilgai, gan ilgai. Labai esu dėkinga vyrams, esu tikrai žurnalistams ir kiek aš juos pažįstu, ir Balsį, ir gerbiamą Šliužą, tikrai žmonės kovojantis už mūsų, prie Kernavės yra žmonės nusipirkę tiek žemės, valstybės vyrai, visą žemę išparduota. Ir suprantat, ir jie dabar nori pasidaryti tokį biznį savo. Čia va moteris prieš tai išstojo ir sako, va reiškia ten po 500 už hektarą. Nesąmonė, pas mus prie Kernavės, įsivaizduokit, pirmoji Lietuvos sostinė, visa žemė supirkta. Ir tiesiog yra skaudu. Ir iš 60 žmonių kaimo liko iš gyventojų tik 2 žmonės, mes esam senukai, pensininkai. Ir dabar nori mus apgauti. Ir mes palaikom, kad būtų referendumas. Tikrai mes labai dėkingi ir labai suprantam. Jokie čia neturi ateiti, nes valdžios vyrai
tikrai yra prisikvatizavę, kitaip nepavadinsi. Vat, yra ir trakai, ir aplink Kernavę visą žemę išparduota, supirkta mūsų valdžios vyrų, kiek aš žinau. Ir yra apmaudu. Ir aš taip suprantu, ponia, kad jie... Žmonės yra mulkinami pensininkai, paskutinę kapeiką galėtų atimti. Taip. Ir jūs manote, kad tie valdžios vyrai susipirkę žemę dabar laukia, kada ateis užsienietis ir brangiai susipirks jie, ne? Taip, dar jiems mažai pinigų. Ačiū Jums už Jūsų nuomonę, taip. Reiktų paaiškinti situaciją tikriausiai. Palaukit, aš nedabaidėjau. Aš noriu pasakyti iki galo. Kas toliau bus? Nori dabar arba mokesčiais, arba kaip užsmauktas visus kaimo žmogelius. Kaip, ponia, palaučiate, čia yra perstumiami įstatymai per Seimą. Taip pat irgi pavadeninės rovės. Paskiau, aš dar toliau noriu dabar, iki galo. Erika, jūs dabar norite viską pasakyti iš karto. Gal neskubėkite. Aš noriu iki galo pasakyti. Taip? Tada, kada jie supirsta žemelės, va tie verslininkai, nes jiems dabar trūksta. Po 500 litų, nes žmogus nebeturės išeities jau. Po 2 metų vis tiek anksčiau ar vėliau jūs privalėsite, užsieniečiam, mes esame Europos Sąjungoje ir vis tiek bus nuimti visi saugikliai ir tada laisvai bus prekiaujama ta žemė. Jeigu referendumas priims tokį sprendimą, nebus taip, kaip jūs sakote. Mes neturim teisės, mes Europos Sąjungoje irgi buvo referendumas, žmonės įstojo jau į Europos Sąjungą. Ir tauta turi teisę. Dabar ponas pasakys tada. Pone Rūta, gal galima paaiškinti kai kurios dalykus, ar ne? Sudėti. Tai visų pirma, nereikia pūsti mito, kad nebuvo saugiklių įstatymo. 2003 metais jis buvo priimtas, o kad buvo daug norinčių jį apeidinėti ir kad nebuvo valstybės institucijų atsakingų už jo kontrolę ir priežiūrą, tai yra faktas. Ir jūs, ponai, nenuneiksite. Tame saugiklių įstatymė, kurį mes paruošėme kartu dėrėdamėsi dėl sutarties stojimo ir matydami ir tų pačių žemdirbių, ir Ramūnas dalyvaudavo mūsų posėdžiuose, bent jau pokalbiuose, kaip turėtų jis atrodyti, viskas tvarkoj. Bet jau tada, būdamas valstybės tarnautojų, aš jutau vieną. Buvo labai stiprus lobizmas, žinot iš ko? Iš bendrovių. Bendrovės darė viską, kad štai tas kapitalas, tas, ta prasme, toksai, na, sakyčiau, nematomas kapitalas, o jis leidžia akcininkus labai greitai paslėpti, kitaip tariant, ir didesnis žemės supirkimas tenai 1000 hektarų ir panašiai. Tai bendrovės veikia tuomet jau labai aktyviai. Ir kokia partija tuo metu buvo, beje, atstovaujanti bendrovės, mums taip pat viskas labai aišku. Dabar žiūrėkite, esminis dalykas, apie kurį mes kalbame Europos Sąjungoje, tai yra nediskriminacija. Nesvarbu, kokią sritį įmame. Mes dabar paėmėme tik tai žemės ūkio paskirties arba žemės reikalus. Betgi žmonės ne vien tik tai žemė gyvi. Yra konkurencija, yra socialiniai dalykai, įsidarbinimas ir panašiai. Ką jūs norite, kad lietuvaičius kitos valstybės pamatė, kad mes čia dusiname Europos Sąjungos kitus nacionalus, kaip sakant, ir mūsiškius tenai pradėtų, reiškia, tokiu būdu nemokėti sodros pagal jų tvarką, neleisti mokytis pagal jiems nustatytą tvarką kitiems užsieniečiams, Europos Sąjungos piliečiams taikymą ir panašiai. Kitaip tariant, jūs norite įvelti Lietuvą į diskriminacinės varžybas. Jūs norite nuvertinti lietuvius, nesvarbu kokiu būdu, bet būtent tokiu būdu jūs norite tą dalyką padaryti. O kad saugiklių įstatymas turi būti. Galit pasakyti, kokios yra išmokos lietuviams palyginus su tais jūsų nediskriminuojamais? Jeigu jūs mokėtumėt skaityti, gerbiamasis, jūs perskaitumėt stojimo sutartį, tai jūs klausite manęs ir darote nuorodą. Čia nėra diskriminacijos. Tai jūs dar kartą, jeigu jūs norėtumėt skaityti ir jūs mokėtumėt skaityti, jūs paskaitytumėt stojimo sutartį, kur aiškiai parašyta, gerbiamasis, aiškiai parašyta, ką mes susidėrėjome 2013 susidėrėjot va šitą skirtumą, kolega. Jis rėkia kaip sakant, kaip valstietis. Ką susidėrėjo va šitą skirtumą? Ar jūs girdite, ką aš jums sakau, kad 13 metais turėjo pagal mūsų dėrybas būti sulyginta. O kad taip neatsitiko, tai dėkokite vyriausybėms. Ir jūs dar drįstat kalbėti apie diskriminaciją. Ką jūs kalbate? Kągi jūs kalbate? Ką jūs kalbate? Dabar aš norėčiau, kad vis dėlto drįsta burnaušinti. Geriau patylėtumėt, kolega, nes jūs pardavėt Lietuvas patracham. Gaila, kad vanduo nesušalo jūsų burnoj, tada būtų lengviau su jumis kalbėti. Mes turime kalbėti apie tai, kaip... Palaukit, dabar aš vis dėlto norėčiau, kad kita pusė paaiškintų. Konstitucinius dalykus. Ponai,
Jūsų įžūlumo ribos turi būti. Aš prašyčiau atsakyti į paprastą klausimą, kurį paklausė Erika. Dėl žemės kainos. Yra manimas, kad už referendumo organizatorių iš tikrųjų spekuliantai, tie, kurie nori supirkti pigiai ir sustabdyti šitą dabar apribojimą, žmonės dabar pasiruošę parduoti, va toje ateis užsieniečiai parduosim, nusivils ir parduos žemės supirkėjams pigiai, o po to jau prasidės perpardavinimas užsieniečiams. Ką jūs galite apie tai pasakyti? Ar jūs apsaugosit nuo šito viso reikalo? Aš galiu atsakyti, nėra čia jūs, visi jūs, bet yra konkretus klausimas, į kurį reikia atsakyti. Tai ponė, kur, kaip čia pasakyti, kitus tepa tuo, ko pati kvepia. Nes iš esmės dabar, jeigu nori kas nors brangiai parduoti ir tikisi, kad užsieniečiai ateis, tai kaip tik jie spekuliuoja. Jie nori brangiai parduoti žemę. Ir jiems reikalinga, palaukit, ir jeigu dabar nenori parduoti ir laukia, kada tie užsieniečiai ateis, tai jie tikrai už 500 litų, kaip jūs sakot, nepardavinės. Tai yra viskas atvirkščiai. Iš tikrųjų, tie, kurie siūlo, kad dabar būtų be jokių apribojimų žemė parduodama užsieniečiams, iš tikrųjų nori parduoti, aš suprantu jų interesą, brangiai parduoti žemę. Tai yra vienas klausimas. Yra labai sąžiningas interesas žmogaus brangiai parduoti savo žemę. O kodėl jūs norite apriboti tą interesą? Toj pačioj Danijoje, aš atsakysiu ponui Auštrevičiui, toj pačioj Danijoje yra sutarkyta viskas taip, kad vokiečiai žemės ten išpirkti negali. Negali. Jie nacionalinio savo saugumo problemas net ir ES viduje yra išsprendę. Tai jeigu būtų griežtų apribojimų kelių, jeigu būtų politikai padarę namų savo darbus, kaip Auštrevičius teisingai pasakė, tai būtų kitas klausimas. Bet iš tikrųjų aišku tiek, kad Lietuvoje tie saugikliai neveiks ir dėl to iš tikrųjų reikia grįžti prie šito klausimo ir referendumu spręsti tą problemą. Dar vienas žiūrovas mums prisiskambino. Labas vakaras. Labas vakaras. Prašom dėstyti savo nuomonę. Taip, tai turiu tiesiog pasisakymą tokį, kaip buvo vykdomas parašų rinkimas ir mane tai stipriai papiktino. Tai tiesiog tie žmonės mielom akytėm įtikinėjo senukus, įtikinėjo studentus, kad būtent jeigu supirkinės užsieniečiai, žemės kainos kris. Ir tiesiog žmonės tuo patikėjo naiviai ir dėjo tas parašus, tebūnie, nors aš nemanau, kad Lietuvai būtų blogiau, jeigu užsieniečiai galėtų įsigyti žemę. Kas sumokėjo už šitos? Kad kaina kristų. Pone Čiuržai, jūs galite paaiškinti tą diapazoną iš tikrųjų tų argumentų, kurie buvo dėstomi, nuo pūvančių vakarų iki kainų? Pirmiausiai, gal jūs menate Krylovo pasakėčią apie žmogų, kuris buvo muziejuje. Ir jis kalbėjo apie tai, kokie gražūs ten vabaliukai, drugeliai, o klausė dramblį, matėte? Ką? Dramblio ir nepastebėjau. Todėl jūs kalbate dabar, kaip toje pasakėčioje, jūs kalbate apie vabaliukus, o dramblio jūs nematote. Dramblys yra taip, kad žemė pirmiausiai nėra prekė, kad tai yra valstybės teritorija, kad mes ją prarandame visiems laikams, kad žemės pardavimas negalimas, nes žemė nėra prekė. Prekė yra tik tai, ką žmogus sukuria. Jūs nesukūrėte ir nieko nesaujelės jos nepridėjote. Kodėl? Mūsų protėviai ten supuvo ir dėjo tai jie žemės neprideda. Žmogus dėja tik tai saujelė trąšos gali būti. Beveik, kažkur 18 metų. 18 metų. Prašom, kodėl tai yra nesąmonė? Laimas dieninis, iš tikrųjų, iš esmės, mes ne apie tai kalbam šiandien. Aš tikrai tikėjausi konstruktyvesnio pokalbio, nes žmonės čia tikrai susirinkę protingi, žinantys savo darbus ir savo amatus, ir iš tikrųjų žurnalistai, profesionalai ir kiti. Ir esmė tokia, kad... diskusijos, sakykit, ką norėjot pasakyti. Ponas, nu ne ponas, Tamsta Pranciškus, nes Jakilaičio laidoje jisai tenai, sakykime, nenorėjo pono būti. Tai Tamsta Pranciškus, sako vienas straipsnis. Čia vat Lietuvos Respublikos konstitucija, aktuali redakcija, vat tiek vat yra šitoje konstitucijoje apie žemės pardavimą. Iš viso apie disponavimą žemę, apie valstybės turtą, ir tai yra žemės gelmės, ne pati žemė, vien tik tai, sakykime, dispozicijoje valstybės, o pardavimas yra iš tikrųjų numatytas ES sutartimi. Konstitucija dėja turi
šiuo atžvilgiu nusileisti, kaip yra, nes yra taip, dėja, yra imperatyvas, tam tikras irgi įsipareigojimas ir, sakykime, specialioji teisės norma Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinis įstatymas, Brazausko dar amžinatilsį prezidento pasirašytas. Ir įstatymo nuostatos, kurios neprieštaraus Lietuvos Respublikos stojimo Europos Sąjungai sutartį. Reiškia, nuo tos dienos, kurio Lietuvos Respublika taps Europos Sąjungos nare, galios tik šio įstatymo nuostatos. Tai yra pokyčiai, kurie yra neišvengiami ir iš tikrųjų mes visai ne apie tai kalbam. Niekas nenori parduoti užsieniečiam žemės. Iš esmės jos niekas nepardavinės taip grubiai. Jūs dabar teigiate juodą ir baltą. Taip arba ne. Visiškai yra kitaip. Yra trečias kelias. Aš turiu jūs dėja nutraukti vidurį sakinio, todėl, kad dabar reklama, o jūs pratęsit savo mintį iš karto po reklamos. Gerai? Gerai. Sveiki sugrįžę į mūsų studiją. O jeigu jūs būtumėt girdėję, kas čia vyko per reklaminę pauzę. Pone Šliužai, ar jūs galėtumėte dabar stebint žiūrovam pakartoti tai, ką jūs pasakėt, ponė Erikai? Kad ji šiaip neturėtų turėti Lietuvos pilietybės su tokia pozicija, aš galiu pasakyti. Kad tokios negalima net laidoti Lietuvoje, šiaip jau pagal moralės normas. Tie žmonės, kurie nori išparceliuoti Lietuvą, turi nusipelnyti visuotino pasmerkimo. Ir tai visiškai galiu pakartoti bet kuriuo atveju, primindamas jums tą seną lietuvišką filmą klasikinį, kur Marcinkus atnešė Partorgui laišką be markės ir kuriame buvo parašyta: arsi sovietam žemę, nudėsim kaip šunį. Tai lietuvių klasika, todėl aš remiuosi klasiką paprastai ir dėl žemės lietuviai ir mano senelis sakydavo, žemė nei sudegs, nei pavoks ir niekas Lietuvoje negalvojo apie tokius dalykus. Iniciatoriai stumia tautą į referendumą, dorai nepaaiškinę, ką reikia spręsti ir ką jie ketina spręsti, kokius siūlymus jie pateikia. Aš sakyčiau, toks kaip dabar vyksta paveikslas apie referendumą, tai iniciatoriai yra niekas kitas kaip euroanarchistai. Jie nori sukelti anarchiją tenai, kur atrodytų būtų galima sutvarkyti teisiškai, kontroliuoti administraciškai, pavesti registrui, pavyzdžiui, reguliuoti visus ir registruoti visus sklypus dorai ir panašiai. Tačiau, žiūrint visą šitą anarchiją, kurį bandoma tautoje sukelti, aš manyčiau, stambų žemvaldžiai Lietuvoje trina rankom. Tiesiog ne to žodžio prasme, trina rankomis, kadangi bet koks netikrumas dėl žemės kainos, kas bus ir panašiai, žinot, kaip sumaišo žmonių protus. Jie nežino, kaip elgtis. Ir tada išpardavinėja pigiai, iš karto. Va, būtent taip. Ateina, paskui apgavystės visokiausios pardavinėk dabar, nes iš vis neleis nei čia, nei tiems, nei aniems. Ir matot, mes sukūrėme, atrodytų normalioj situacijoje, kai galėtumėm susėsti ir susitarti, kokių saugiklių reikia, ar ne? Kas turi būti daroma, kad ūkininkai visų pirma turėtų. Ir štai viskas tas būtų daroma. Matot, kas kalbama. Tai euroanarchistų būrelis, kuris nori iš tikrųjų iš Lietuvos padaryti antrarūšę valstybę. Ir kuri netektų tų išmokų, kuri gauna dabar. Štai rezultatas. Skaitęs konstituciją. Tu turbūt girdėjai apie tai, kad Lietuvos piliečiai turi teisę inicijuoti referendumą. Aš neprieštarauju referendumui kaip tokiam. Tai yra konstitucinė piliečių teisė. Nebijau referendumo kaip tokio. Tai gerai, tai jau ką tik tu tos piliečius pavadinai anarchistais visokiais ir taip toliau. Tai gal vieną minutėlę. Yra konstitucija, piliečiai pasinaudojo konstitucinę teisę, surinko parašus ir prašom gerbti šitą teisę. Sprendimas, kuris yra įsiūlomas, yra euroanarchinis. Ir prašome nesikeisinti į suverenę tautos teisę. Prašau, kolegos. Laimai, pratęskit savo mintį. Aš noriu pakalbėti konstruktyviai ir baigti šitas spekulacijas iš tikrųjų. Labai nesolidu žiūrėti, kai tikrai vėl jūs kritikuojat, ta prasme, sakykit, ką norėjot sakyti. Toj pačioje konstitucijoje tauta, puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę, sukūrė šitą pagrindinį dokumentą. Toliau atskirkime valstybinę, viešą žemę,
privačią žemės ūkio paskirties žemę, kitos paskirties, miškus, vandenis ir visa kita. Ir nespekuliuokime tais dalykais. Valstybinės žemės bet kokiu atveju užsieniečiams nepardavinėjo niekas ir tikrai nemanau, kad pardavinės. Iš tikrųjų, Tamsta Pranciškus yra tikrai padaręs gerą darbą ir baigim čia kabinti vieni kitiem etiketės. Tai yra surinkti tuos 300 000, tai yra tikrai darbas, tai yra tikrai pozicija, tai yra tautos atkreiptas dėmesys valdžiai. Ir dar vieną dalyką jūs esate gerai paminėjęs kitoje laidoje pas Jakilaitį, kad 10 metų nebuvo padaryti saugikliai. Taip, bet dar nevėlu juos padaryti, nes tauta, dalis tautos, nes aš nesu tuose 300 000 ir dar koks milijonas nėra tuose parašų rinkimo lapuose pasirašę ir gal dar 500 000 emigrantų nėra pasirašę, bet nereikia stumti, nedasakant tautai visos tiesos, kad jokio baubo. Buvo 2007 metais 5 mėnesius leista parduoti užsieniečiams. Buvo spraga, kada baigėsi apribojimai ir nebuvo priimti nauji. Ir kas atsitiko per 5 mėnesius 2007 metais? Deja, neišpirko, neišgrobė ir nieko nepadarė. Nepadarys ir dabar. Kita tema. Yra dabar deformuota rinkos kaina. Jinai sumažinta Lietuvoje dirbtinai. Ir tikrai netie smulkieji žmonės ją yra sumažinę. Kodėl Lietuvos dabar stambiausiai, turtingiausiai neperka nors Lenkijos kainomis? Lenkai perka Lenkijos kainomis per statutinius asmenis pasienyje, Lazdyje ir visa kita. Pasidomėkit. Blusos, apie kurias kalbėjo Pranciškus. Dabar jūs duokite terminą, jeigu jūs siekite tautai laisvės, santarvės, teisingumo, jūs duokite dabar įpareigojimą valdžiai, nustatykite terminus, įeikite į darbo grupę, pareikalaukite, kad sudarytų Seime vyriausybė. Ne, jie surinko 300 000 parašų ir iš tikrųjų tą dalyką reikia gerbti ir dabar bus... Bet protingai reikia daryti, nevaryti į patą valstybės. Jau yra. Nereikia griauti sukurtos sistemos. Kokia jinai bebūtų, bet jinai veikianti. Laimai, ar jūs pastebėjot, kad jau jūs einat, bėgat paskui važiuojantį greitai traukinį? Kodėl? Todėl, kad referendumas bus. O ką jie pasieks? Jie įvarys valstybę į patą, supriešins su ES sutartimi. Jei bus gera proga atvirai padiskutuoti. Bet diskutuojant mes galim tikrai realiai susilaukti pasiekmių ir susilauks ne šitie tamstos pasiekmių, o susilauks tie vėlgi biedniausi žmonės, kurie ir taip jau yra nukentėję dėl to, kad vidinėje rinkoje nėra pakelta kaina europiniam lygmenį šiai dienai, nors niekas netrukdo to padaryti. Mokėkit po 1000 eurų už hektarą ar už arą, po 10 000 ir jokių problemų. Taip, ačiū. Prašau, Rolandai. Bet ar aš galiu tikėtis, kad nors minutę laiko jūs mane trukdysit? Negaliu žadėti. Kalbėkit. Tada aš nepradedu kalbėti, aš tada einu namo. Pone Karbauskai, tai jūs norit kalbėti ar ne? Nes kol kas tai... Niekas čia neturit kitų sąlygų negu... Gerai, aš tavęs klausiu. Tavęs asmeniškai klausiu. Tavo manimu, Lietuva yra čia gimusių žmonių kraštas, ar visų norinčių pasaulio žmonių gyventi Lietuvoje kraštas? Kaip tu atsakytum į tą klausimą? Aš nemanau, kad reikia atsakinėti į tokias alternatyvas. Aš manau, kad tai yra... Teritorija nedaloma. Konstitucinė norma. Teritorija nedaloma yra ir nieks neišsineš žemės. Rūta, nuo čia. O nuo Romos laikų... Ką reiškia neišsineš? Žemė yra pelno darimo mašina, kolega. Kiekvienas žemės lopelis gamina pinigą. Neleis uždrausti, ponė, kitos paskirties žemę. Jūs dabar kalbat vienu metu ir nieks negirdi. Prašau, tęskite savo mintį. Aš kreipiuosi... Vieną tikėčių klijavimai kažkokį. Aš kreipiuosi į žiūrovus. Tai jūs čia sakėt jau ir sušaudyt mus reikia čia visi ten. Aš kreipiuosi į žiūrovus. Tai galit nepataikyti. Leiskim, Rolandas tylėjo, iš tikrųjų klausėsi. Tai duokit man nors porą minučių. Kalbėkit, jūs laikas būtų pradėti kalbėti. Taip, lietuvaičiai. Mes iš tikrųjų, va čia matot, dvi pozicijas. Ir tos dvi pozicijos buvo visada ir visada bus. Kai į Lietuvą atėjo vokiečiai, dalis nuėjo į miškus, o dalis nuėjo tarnauti vokiečiams. Kai atėjo rusai, dalis nuėjo į miškus, dalis nuėjo tarnauti rusams. Ir tokių žmonių yra ir buvo visada. Ir dėl to reikia apsispręsti, ko mes norim ir kurių yra daugiau Lietuvoje. Jeigu jūs manot, kad Lietuva yra... Palaukit. Jeigu jūs manot, lietuvaičiai, kad Lietuva yra čia gimusių žmonių kraštas, tai yra viena pozicija. Jeigu jūs manot, kad visų norinčių čia gyventi, tai yra taip, liberali pozicija. Jis yra įmanoma, bet yra visai kita pozicija. Toliau. Jeigu lietuvių tauta turi namus Lietuvoje, tai yra viena pozicija. O jeigu lietuvių tauta neturi namų arba turi Europoje namus, reiškia tų namų nėra.
Toliau. O jūs nenorėtumėt, Rolandai, to klausimą? Taip. Ką jūs matot va dabar? Duokit pabaigti. Ką matot? Duokit pabaigti. Toliau lietuvaičiai. Atsakykit savo į klausimą. Jeigu jūs turit namus, Lietuva, jūs norit šitose namuose būti tarnu ar šeimininku? Jūs renkatės. Štai šitas ponas renkasi tarno poziciją ir nieko nepadarysi. Aš renkuosi šeimininko poziciją. O tarnas visada atiduoda litą, atiduoda žemę, uždaro Ignaliną, priima visus mūsų pamokymus, kaip mums vaikus mokyti, galų galia kaip dešras rūkyti jau priimam. Ir jie niekada nepasakys, kad per didelė kaina už buvimą Europos Sąjungoje. O jūs savęs paklauskit. Ar gali būti per didelė kaina už buvimą va šitam darinį, kuris eina į pražūtį pats savaime? Ir nuo atsakymo priklauso pozicija. Ir mes niekada nesusitarsim su šitais žmonėmis. Niekada. Aš ir noriu paklausti susitarimo. Jeigu jūs manot, kad Lietuva yra lietuvių tautos žemė, tai jūs turite ir atitinkamai elgtis. Ir dar turėkite omeny. Tarnas niekada nebūna turtingesnis už šeimininką. Ir jeigu jūs pasirinksit tarno poziciją, jeigu pasirinksit tarno poziciją, tai jūs visada būsit blogesniai padėti, negu tie, kurie šeimininkaus, o liberalai visada renkasi tarno poziciją ir ne veltui. Didžioji jų dalis puikiai tarnavo Maskvai. Ar ne jūs buvot Maskvos tarnai kartai? Mes bolševikai. Žino tokią teoriją apie žemę. Skirtingo požiūrio taškas. Dabar jūs matot užrašą, aš jo nematau. Jūs man dabar sako, kad aš durnas. Bet mes galim apsukti pozicijas, pažiūrėti vienas kito pozicijas ir bandyti ieškoti tautai naudingo kompromiso, o nevaryti valstybę. Pone Paulauskai, aš norėjau jūsų paklausti paprasto dalyko. O prie ko čia žemė? Pamokslas buvo labai geras. Žemė yra šeimininko pagrindinis požymis. Jeigu jis nekontroliuoja žemę. Iki šiol buvo galva, kad galva yra požymis šeimininko. Aš dar sėki sakau. Lietuvaičiai, išgirskit, ką tas ponas sako. Žemės išsiverš nereikia. Svarbu, kas jiems pelna iš to žemės. Ir išsiverš pelną. Taip kaip išsiveža iš telekomo šiandieną. Jūs skambinat telefono į telekomų tinklų. Ir eina Suomijai pinigai. Išstoti iš pasaulinės prekybos organizacijos. Jūs norite uždrausti verslininkam laisvai dirbti. Ponui Karbauskiui į Europą išvežti žaliavas. Va čia yra šeimininko pozicija. Iš kito atimti galimybę nusipirkti olandišką traktą. Pone Paulauskai, jūs tą klausimą mėginot paklausti, pavyzdžiui, Vilniaus oro uoste tų, kurie išvažiuoja iš Lietuvos. Nemėginot tų savo klausimą? Tarp kitko, taip. Nebūtų labai gerą pastebėjimą. Didelė dalis žmonių, kurie dalyvavo aktyviai referendume šitam, tai yra buvę emigrantai. Tie, kurie pamatė, kas yra vakaruose, grįžo namo būtent su šeimininko jausmu. Nes jie suprato, kad vakaruose jis visada bus tarnas. Ir šeimininkas jis gali būti tik čia. O patikrinti jūsų žodžius. Jų dalyvavo referendume. Jau galima grįžkim prie žemės. Aš turiu senelio žemę ir jos dar nepardavė. Pone Laimai, galima? Dabar ponas Karbauskis jau seniai laukia. Iš tikrųjų, Lietuvoje yra 250 000 hektarų nedirbamos žemės. Tai yra paseka diskriminacinės ES žemės ūkio politikos. Ir tuose rajonuose, kaip ir ponė turi Zarasų rajone savo žemę, ten žemės dirbti nenori, nes jinai prastos kokybės yra ir dėl to augalininkystė yra neapsimokama, gyvulininkystės irgi Lietuvoje neapsimoka vystyti. Problema yra tame, kad 2003 metais derintis ir taip toliau nebuvo įsidėrėta dėl tokių sąlygų, kurias būtų aiškios ir užtikrintos. Ramūnai, išskyrus pasakyta, kad 2013 turi susilyginti. O kas gavosi? Turi susilyginti. O kas gavosi rezultate? Atleiskit, gerbiamasis. Tai čia jau vyriausybės turėjo padaryti. Jūs sakykite dabar. Sutartys yra aukščiau visko. Ponas Užtevičiau, dabar tauta kalta, kad ES mus išdūrė. Ir kad mes keliam, išdūrė žodžio, netinka gal žodis išdūrė, teisingai. Pone Karbauskai, jūs galite pasakyti, kiek jūs per metus iš tos ES paimat per išmokas? Kiekvienas žmogus. Ne, palaukit, kokią sumą? Jūsų ūkiai. Aš gaunu lygiai tiek pat hektarų, už hektarą išmoką, kokią gauna turintis 3 hektarus, 5 ir 7. Tai kiek jūs? Aš jums noriu pasakyti vieną dalyką, kad jūs patys teigiate, kad stambus ūkininkai turi daugiau naudos, ar turėtų daugiau naudos iš to referendumo. Mes šnekam, kad daugiausiai naudos iš to referendumo turėtų patys smulkiausi ūkininkai, nes jiems apsiginti nėra jokių šansų prieš užsieniečius, nes išmokos yra juokingai mažos.
Apie tai kalba. Referendumas nesprendžia nei Aš dabar truputėlį norėčiau, kad jūs... Aš norėčiau, kad jūs dar išklausytumėt dvi ponias, kurios mato šitą referendumą iš dar trečios pusės. Todėl, kad jos sako paprastą dalyką, kad realiai kalba yra ne apie užsieniečius, apie kokius nors kitus žmonės. Realiai šiandien žmonės Lietuvoje, tie mažučiai žmonės, iki šiol nesugeba netgi gauti galimybės disponuoti savo žemę, atgauti savo žemės. Kiek yra iš jų paimta, kiek yra tų bylų, kurio... Ir pasižiūrėkit į tos žmonės. Pasižiūrėkit. Žemė lietuviui yra šventa. Dėl jos vyksta didžiausi mūšiai teismuose, valdžios koridoriuose. Dėl žemės gerklės pasiruošia vieni kitiems perkasti net artimiausi šeimos nariai. Seserys Nijolė Šliubauskienė ir Irena Lazovska dėl tėvų žemės nesusipyko. Per didžiausius vargus ją atgavusios draugiškai pasidalijo. Bet prie Ilgės ežero atgautas sklypas vis tiek joms paskutinius sveikatos likučius gadina. Nuo 1994 metų atgautoje žemėje moteris dirbo ūkio darbus, arė, akėjo, sėjo ir tik 2011-aisiais sužinojo, kad darbuojasi ant senovinės neolito laikų gyvenvietės, o jų privačios valdos kultūros paveldo departamento globojama teritorija. Moteris tuoj puolė aiškintis, kasgi čia dabar darosi. Darė tyrinėjimus šiaurės rytinėje ežero dalyje. Mūsųgi žemė yra šiaurės vakarinėje dalyje ir mes nematėm ir nebuvo jokių pėdsakų. Mes dirbom žemę, jokių pėdsakų. Ten jie rašo, kad iškasė vienoje vietoje, kad 3 šurfus metras ant metro, kitoje vietoje rašo, kad iškasė 3 kvadratinius metrus. Jau jūsų žemė, jūsų privačioji nuosavybė jums... Taip jie rašo, kad mūsų... Jie taip pasakė, nesvarbu, kur jūsų žemė, ar šiaurės rytinė, bet paveldas yra čia. Bet taip jie pasakė. O tai jeigu ten tas paveldas iš tikrųjų, pavyzdžiui, yra, istorinės... Bet tai jeigu nekasinėjo, tai iš kur jie žino, kad čia yra? Jeigu jie nekasinėjo, jeigu čia melioracija, tai kaip gali būti senovės laikų gyvenvietė? Kaip galima rasti ant žemės paviršiaus kažką? Tačiau archeologinėse ataskaitose teigiama, kad vaizdingame lauke prie Ilgės ežero atrado kelias dešimtis lipdytų ir išžiestų puodų šukių, titnago dirbinių, gremštukų, peilių, rėžtukų ir panašiai. Moteris leidosi į žygį šių istorinių iškasenų nevarastųjų žemėje ieškoti. Teigiama kirvukai, bet kurie niekur nepriduoti. Kodėl paskui ten ataskaitos... Jums teko matyti iš viso tos neva tai rastus jūsų žemė ekspozicijos? Aš buvau nuvažiavusi, mes su seserim buvo nuvažiavę, kelis kartus važiavom, todėl kad nieks ten nepateikė, ekspozicijos nėra. Ir nuvažiavę, kaip girininkas rašo, kad jis rado kirvukus, neolito laikų iškėlė jam kurmis, ten kokie ten visokių titnaginių dirbinių. Mes nuvažiavom į Kauno karo Vytauto didžiojo karo muziejų ir ten paprašėm parodyti ekspoziciją senovės gyvenvietės Plonių Miaugonių. Sakė, jokios ekspozicijos nėra. Tai sakom, radinius jūs turit, gavot, yra koks priėmimo aktas. Nesako, kažin ar toks yra, paieškojo, nerado. O dėžių atnešė paskui darbuotojas muziejaus mažą dėžutę kartoninę, kurių ten buvo kažkokių tai, tokių kaip yra nuotraukos, tokių ten radinių nebuvo. Moterys įsitikinusios, kad jokie kasinėjimai jų žemėje nebuvo atlikti nei 1995-aisiais, nei kada nors vėliau. O ataskaitose nurodyti ekspedicijos radiniai klastoti. Jos teigia, kad tokiu būdu siekiama iškrapštyti jas iš šios vaizdingos vietos, nes jų žemė yra kaip tik ten, kur yra geriausias priėjimas prie ežero. Ši istorija dar turi begalės klaustukų, tad atsakymų mes būtinai paieškosime. Juk žemė lietuviai šventa. Sveiki sugrįžę čia į mūsų studiją. Iš tikrųjų, problemų yra realių pas žmonės taip. Pone Petrai, bet jūs net nežiūrėjote šitą ir kartojat kitus du žodžius visą laiką. Ne, tai, matot, Rūta, jeigu mes sutarėme, ir dar kartą aš sakau, aš nebijau referendumą. Jeigu reikia referendumų tvarkyti tokius reikalus, tvarkykim referendumų. Bet sutarkim, ką mums reikia tvarkyti. Kur yra priežastis? Ką mes norime pakeisti dabar žemės pardavime? Juk mes, iniciatoriai, nori grąžinti Lietuvos konstitucijai 1992 metus.
netgi su tokiom nuostatom mes Lietuva negalėtų pasirašyti asociacijos sutarties, dėl kurio aš dabar taip krūta Ukraina ir panašiai. Kitaip tariant, mes negalėtumėm net šito žingsnio žengti. Tai aš jums sakau visiškai atsakingai. Švedija ir Danija padarė referendumus dėl euro. Matot, labai galima kalbėti. Palauk, mes dabar ne apie žemę. Ir jokių ten nebuvo sankcijų, apie kurias jūs kalbate. Mes apie kvotus, jūs apie ratus peršokite. Apie tą patį. Oponentai. Norim pasakyti. Palaukit dabar. Gali pabaigti sakinį. 10 valstybių Europoje. Laimai, jūs dabar nutraukėte Auštrevičių, prašau. Kas man nelieka kalbėti? Kas mums belieka, Rūta? Kaip sakė, ką moka tą daro? Jeigu šitą pusę kalba visą laidą, o mums nieko, tai ką mes turime? Vienas sakė, geras gydytojas, kad sako, chaosas mūsų galvose. Štai pavyzdys, kada chaosas mūsų galvose. Tai pabaigs mintį Auštrevičius ir tada jūs, Gintarai, gerai? Tai. Kadangi žmonės nesusipažinę su sutartimis ir jie jas bando taisyti, va taip čia verbališkai ir panašiai. Tai ką aš noriu pasakyti? Suprantat, aš jaučiu iš pasisakymų, na tikrai ateina euroanarchizmo, nacionalbolševizmo banga, kurios pagrindų kūrėsi naujos politinės jėgos, kurios turi savo požiūrį Europos Sąjungą, kurios nenori Lietuvos, kad matyti, kad jinai būtų visavertė, kad lietuvis būtų gerbiamas ir panašiai, nes mes pradėsim diskriminuoti, imsis veiksmų prieš mus. Šiuo metu 1,5 milijono litų tiesioginiam išmokom, taip kiekvienais metais mes išleidžiame, kadangi iš Europos milijardo, 1,5 milijardo. Ir va taip kiekvienais metais ir ta suma pastoviai didėja. Ir visi tą žino. Tačiau, žinoma, reikia kai ką taisyti. Ir mes sakom, saugikliai turi būti, bet tai daryti teisiniam administraciniam, o ne tokiom anarchiniam politiniam priemonėm. Dabar kalbės dar mūsų vienas žiūrovas ir tada Gintaras Songaila. Tie žmonės moka už tiesiog laukimą. Labas vakaras. Laimai, dabar jau truputėlį patylėkit. Kalba dabar žmogus, kuris labai ilgai laukia, kad galėtų galimybę turėti kalbėti. Taip. Labas vakaras. Labas vakaras, prašom dėstyti savo nuomonę. Aš norėčiau pasakyti, kad visiškai netikiu tais... Ar girdite mane? Taip, mes girdim puikiai. Norėčiau pasakyti, kad visiškai netikiu tais parsidavėliškais patriotais. Netikiu šiais. Ir aš manau, kad jie gali suklaidinti vieną kitą močiutę, bet dauguma žmonių atsirinks pelus nuo grūdų. Ir gaila bus tik tai išmestų pinigų visiems skirtų balsavimams. Tuos milijonus, kuriuos išvaistysime Lietuvos visų mokesčių mokėtojų, geriau skirtume mokykloms ir darželiams, kur vaikai, suprantate, šala. Va. O nieko negali padaryti. Galiausiai vis tiek Lietuvos žmonės atsirinks, kaip minėjau, pelus nuo grūdų. Ir aš geriau, būdama maža žemė, geriau parduosiu savo žemę užsieniečiui, niekur jisai jos į lagaminą susidėjęs neišveš to žemės. Mėla, pelną išveš, ne žemę, pelną išveš. Vietiniam kokiam buožiai, suprantat, mano manimu yra tokia. Ir jeigu aš ją parduosiu, ir tokių kaip aš yra ne vienas, išauktų šalyje, žinokit, vartojimo vidaus visi rodikliai. Tie pinigai būtų naudojami gyvenimui, maistui, rūbams, kelionėms ir taip toliau. Mes surišti esame vieną virvelę. Va. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums. Ačiū. Gintarai, taip, jūs išdėstėte, bet pirmą jūs man paaiškinkit vieną dalyką. Yra tikriausiai ne tik tai ta dalis, kurie pasirašė už referendumą, jūs iš tikrųjų padarėt milžinišką darbą ir iš tikrųjų Lietuva kada nors Jums dėkos už tai, kad Jūs, suteikė tautai galimybę šnekėti, nes tautos ilgai nešnekėjo. Apgavom visus. Taigi sakė, visus apgaudinėjo, sakė, kad pedofilai... Tai jūs girdit, ką jūs norite. Ir ką kartoja, kad jūs... Dabar gerai, tai prašau. Dabar, aš norėčiau paklausti jūs, didelė dalis nepasirašė ir galbūt tiems žmonėms ta žemė, jie jau netraktuoja kaip tokį jau. Gal jie supranta, kad jūs klystat, kad žemė iš tikrųjų nėra tas daiktas, kurį išsineš ir ne žemė baigėsi valstybė ir ne jie prasideda. Rūta, aš atsakysiu į tą klausimą. Sunku man pasakyti apie tos žmonės, apie kuriuos jūs kalbat, jie geriau žino, ką jie mano. Tai man sunku pasakyti, ką jie mano. Bet aš noriu paaiškinti dėl tos situacijos, aš skaičiau sutartį, Petrai.
ir žinau, kad iš tikrųjų buvo suderėta pradžioj dėl diskriminacinių kainų, bet paskui palaipsniai išmokos turėjo būti sulygintos. 13 metais jos turėjo būti sulygintos ir nebuvo. Palaukit. Ir čia ne Petras kaltas, ne Lietuvos vyriausybė kalta. Buvo dvi šalis - Europos Sąjunga ir Lietuva. Kas nevykdo sutarties? Europos Sąjunga nevykdo sutarties. Kas padarė iš to išvadas? Tai palaukit, Europos Sąjunga nevykdo savo sutarties, išmokos yra diskriminacinės, mūsų sąlygos nelygios, prašom pirkite iš mūsų žemę. Tai ar čia teisinga? Aš jūs klausimui klausimą. O tie 7,5 milijardo, kurie buvo pernai išleisti Lietuvoje, gauti iš Europos Sąjungos. O kiek išvažiavo žmonių į Europos Sąjungą, kiek tas kainuoja? Ir jie siunčia čia pinigus. Nesvarbu, bet kiek investavo, bet jie ten kūrė. Bet jie patys išvažiavo. Tai palaukit. Yra ir pliusai, ir minusai buvimo Europos Sąjungos. Buvo šalis, susitarė dėl sutarties sąlygų. Ir kita pusė jos nevykdo. O jūs žinot, kad pavyzdžiui, krizės metais... Lietuva sumoka Europos biudžetą, žinai? 1 milijardą, o mes gauname 7,5. O kiek sumokam už pabrangusią elektrą, kai Ignaliną uždarėm į metus? Čia rusams sumokam. Rusai labai džiaugiasi. Dėl to, kad pabrangino elektrą, uždarė elektrinę. Rusą mokam. Taip, nes jūs uždarėte elektrinę. Nes jūs priėmėt blogus. Jūs uždarėte elektrinę ir mes dabar mokam rusam brangiau. Ir tai kainuoja. Sutartį pasirašysios šalis yra lygiateisės. Vieną minutėlę. Aš dar kartą kartuoju. Sutartį pasirašysios šalis yra lygiateisės. O jūs ilsėsite žiūrėdami reklamą, aš keletą dar skaičių. Kai buvo ekonominė krizė, tikriausiai Petras Auštrevičius mums nesumelos ir kai mes galvojam, sveriam, ar rizikuoti šitą sutartį ir narystę Europos Sąjungoje, tai toks paprastas dalykas. Lietuva išmokų iš Europos Sąjungos iš tikrųjų gaudavo daugiau negu graikai. Mes surinkdavom į biudžetą 16 milijardų. Gaudamo plus dar 7 milijardus. Tai va toksai balansas. Per krizę, aš kartoju tai, ką aš išgirdau iš ekonomistų, per krizę mes tikriausiai būsime padavę, jeigu ne tie Europos Sąjungos. Kiek prancūzų ūkininkai gauna milijardų. Taip, bet mes gavom šitiek pinigų. Mes susitiksime iš karto po reklamos. Tai palauk, o jie Sveiki, susirinkę čia paskutinę mūsų diskusijos raundą ir mes esam susitarę, kad visi dabar turės galimybę kalbėti po 1 minutę, tie, kurie replikuos, tos minutės neteks. Pone Songaila. Labai gaila, kad toks stilius šitos laidos nuo pat pradžio buvo užduotas, labai prastas, diskusijos neįvyko iš esmės. Ir turbūt dabar reikėtų kalbėti apie piliečių konstitucinę teisę inicijuoti referendumą. Tai kol kas dar referendumas nevyksta. Aš tikiuosi, kad kai vykstas referendumas, tai diskusijos bus iš tikrųjų turiningos ir į temą, o ne etikečių kabinimas. Tai ne konstitucinis teismas yra suverenas Lietuvoje, ne Seimas yra suverenas Lietuvoje, ne kokia nors kita institucija, ne Europos Sąjunga yra suverenas Lietuva. Suverenas yra tauta. Ji gali siūlyti dalykus prieštaraujančius konstitucijai, prieštaraujančius sutarčiai ir tauta referendume nusprendžia. Tokia yra suvereni teisė, yra skirsnis pirmasis konstitucijos, už kurį balsavo 75% Lietuvos piliečių ir tos teisės niekas negali atimti ir negalima tų žmonių žeminti ir įžeidinėti. Ačiū Jums labai. Pone Linai. Aš labai džiaugiuosi, kad bus referendumas ir kad tauta galės nuspręsti ir pasakyti savo nuomonę ir atvirai padiskutuoti. Dabar žemės draudimas parduoti žemės užsieniečiams dabar galioja. Galioja 10 metų. Kaip ir būtų, jeigu būtų draudimas priimtas referendume su konstitucijos pataisa. Bet Pranciškaus kaimynas Vokietis, sako, nusipirko 600 hektarų jo kaiminystėje, nelegaliai, per statytinį, nesąžiningai. Aš noriu, kad būtų sąžiningai. Ar mes galim tą pasiekti draudimu? Manau, kad ne. Kaip elgiasi šalis, kurios šeimininkiškai žiūri savo žemę, kaip Prancūzija. Prancūzijoje nenusipirksi, tiksliau gali nusipirkti žemę, jeigu tu ją tikrai dirbsi, jeigu tu įrodysi, kad tu ten gyveni, kad tu kalbi prancūziškai, kad tu esi žemdirbys, kad tu myli tą žemę, tada tu gal ją ir nusipirksi. Bet ten tavęs paklaus, ar nevyks žemės koncentracija, ar tikrai tu nespekuliuosi. Deja, Lietuvoje mes einame koncentracijos keliu. Didieji ūkiai distambėja, mažieji ūkiai skursta, socialinė atskirtis didėja. Ačiū. Taigi, draudimais mes to neišspręsim, turime išspręsti protingais saugikliais. Ačiū. Rimantai. Kai man sako, kad liberalai sako, reiškia, kad niekur žemės užsieniečiai neišsineš, tai aš jam pateikiu pavyzdį tokį, palestiniečių žemės niekas neįsinešė, bet jie kažkodėl gyvena koncentracijos
stovyklos sąlygomis uždaryti Gazos ruožuose ir sprogdinasi. Dėl ko? Dėl to, kad prarado žemę, pardavė ir prarado per karus ir nebegali sukurti savo valstybės. Jeigu tauta praranda savo žemę, parduoda svetimtaučiams, jinai praranda savo valstybę. Kas valdo žemę, tas valdo valstybę. Lietuvos žmonės, aš pritariu visiškai gerbiamam Šliužui, žemė nėra prekė ir jos niekam nereikia parduoti. Jo labiau užsieniečių. Ja reikia dirbti. Jeigu pats negali dirbti, kurkit šeimos giminės ūkį. Jeigu jūs negalit sukurti giminės ūkį, jūs išnuomokite savo kaimynui lietuviui ir turėkite tą žemę. Ji išgelbės galbūt jums gyvybę. Ačiū. Laimai. Taip, eurokomisaras Žemės ūkio Dačianas Čiolosas yra iškėlęs prioritetus, kad šeimos ūkiai prioritetas bus Europoje. Tai vat siūlo iš tikrųjų įvesti tikrai labai rimtas apsaugos priemonės, saugiklius, tų pačių Lenkų pavyzdžių. Labai rimti saugikliai. Vokiečių, prancūzų, ką prelegentas kalbėjo. Iš Danų galbūt. Reikia pasigilinti. Iš tikrųjų, labai protingai nevaryti valstybės į patą politinį, kaip dabar. Aklai daryti bet ką. Vienas šiandien politikas pasakė, nesvarbu, kad įstatymam galbūt prieštaraus konstitucijai, kitiem dalykam, bet liaudis nori, reikia duoti. Tai palaukit, kur mes taip nueisim. Geriau jau tvarka, jinai gal ne ideali, bet tikrai geriau už idealią betvarkę. Mano pozicija tokia. Iš tikrųjų, politikams labai prašau atkreipti dėmesį, palaikyti tautos norą, susitvarkyti šitą klausimą. Ačiū, Laimai. Rolandai. Visa Europa, arba tiksliau Europos Sąjunga, šiandieną sprendžia klausimą. Ar išliks tautos, ar išliks tradicinės valstybės, nes Van Rompėjus, prezidentas Europos Sąjungos, lapkričio 9 dieną pasakė, kad nebereikia tautų, nebereikia tėvynės sąvokos, kad turi tęstis imigracija nevaržoma į Europos Sąjungą. Ir tie klausimai, kuriuos sprendžia mes čia, sprendžia visos Europos tautos tos pačius klausimus. Ir ne tik pas mus valdžioje yra tarnai. Lygiai tokie patys tarnai Briuselio komisarų sėdi Vokietijoje, Prancūzijoje. Ir šiandieną Vokietijoje vyksta diskusijos, kad vokiečiai prarado suverenitetą. Visoje Europoje vyksta diskusijos. Ar mes tarnausim niekieno nerinktiems Briuselio komisarams, ar vis tik mes būsim savo žemės ir savo valstybės šeimininkais. O Lietuvos problema yra, mėlieji mano, dėl to, kad mes 20 metų renkam į valdžią tarnus. Ne veltui daugelis tų žmonių sėkmingai tarnavo Maskvai, šiandieną tarnauja Briuseliui. O čia yra bėda mūsų didžiausia. Petrai, prašom. Prieš keletą dienų aš važinėjau po Panevėžio apylinkių gimnazijas. Ir aš turiu pasakyti oponentų nelaimiai, kad jų požiūris į Lietuvą jau yra kitoks. Auga karta, kuri nepriešina save su Europą. Jie nebijo europiečių. Jie nebijo konkuruoti, nes jie žino, kad visada nugalės. Kodėl? Todėl, kad yra pasitikėjimas savimi. Žinojimas savo istorijos, savo vertybių, savo vietos, kur jie gyvena. Ir nereikia jų gąsdinti, kad Lietuvoje bus 25 laipsniai šalčio ištisus metus. Jau tie žino bent. Man atrodo, kad referendumo organizatoriai, paties referendumo nebijau, pripažįstu teisę tautos rinktis ir spręsti, bet referendumo organizatoriai siekia kitų tikslų. Jie nori supriešinti Lietuvą su Europos Sąjunga, nori sumenkinti valstybę ir nepasiūlo tikrų sprendimų. Tikri sprendimai slypi saugiklių įstatymai. Ačiū. Pranciškau. Baisus šie metai bus, tačiau jie bus apsisprendimo metai ir mes pažiūrėsime, ar sveikas protas, dorovė gali laimėti, ar jau šitame pasaulyje to nebelieka, nes jūsų čia garbinama Europos Sąjunga, kaip ir kitos sąjungos, turėtų griūti. Ir štai tada sugriuvus, man tik įdomu, tie, kurie bus pardavę žemę arba savo teisę būti lietuviu, pažiūrėsiu, ką jie darys su spalvotais popierėliais, nes jų nei valgysi, nei pasiklosi, nei užsiklosi, nei net nepakurensi. Tuo tarpu žemė yra amžina vertybė, dar kartą reikia patvirtinti, tai nėra prekė ir žmogus jos nesukūrė. Ir prašome galvoti apie tai, ką jūs padarysite referendumo metu, nes tai bus ypatingai svarbu. Šie metai bus lemiami. Ačiū. Erika. Aš pasilieku prie savo nuomonės, kad tikrai yra apgaudinėjami žmonės, kalbama neteisybė, tikslai yra visai kitokie ir būtų labai gerai, aišku, tas referendumas dabar įvyks, jisai labai daug pinigų kainuos ir dėl to galbūt mūsų pensininkai net gaus savo pensijų, nes gal bus pinigai išleisti. Bet aš galvoju tik tai taip,
kad žmonės reikia šviesti. Labai ačiū, kad tokias laidas jūs darote. Ir reikia kuo daugiau. Ir iki patį referendumą beveik į savaitę po 2 kartus turi turėti žmonės išaiškinti žmonėm, kurie įsivaizduoja, kad taip ir yra. Kad čia atims, kaip jūs sakote, ir bičių nebebus, ir privažiuos iš užsienio žmonių. Tai jeigu žmogui taip įtikinėja, kad jis parašą uždėtų, tai taip ir gaunasi. Todėl aš labai norėčiau, kad kuo daugiau diskutuotume. Ir kad žmonės iš tikrųjų tikrą tiesą sužinotų. Ačiū, Erika. Dabar aš skelbiu mūsų pirmojo balsavimo šiandieną pabaigą ir tada, Ramūnai, jūsų žodis. Gerai, skelbkit. Prašom, jau jis sustabdytas. Dabar jau paskelbta. Tai aš norėčiau, aišku, padėkoti visai pilietiniai visuomeniai, kurie vis dėlto šitą disputą pradėjo. Nes iš tikrųjų daugelis politikų gali pasakyti, kad per 20 metų nepadaryti namų darbai, kuriuos jau senai reikėjo padaryti ir bet kuri valstybė stojant į Europos Sąjungą turi gerbti save pačią ir ginti savo interesus. Tai kitas dalykas, ką noriu pasakyti, kad iš tikrųjų tėvai, būtent tų, kurie šiandien dirba žemę, savo vaikams pasakytų, kad jie liktų toje žemėje dirbti, gyventi, nes žemdirbio profesija arba žemdirbio duona tikriausiai pati patikimiausia duona. Nes niekada žmonės be maisto nebus ir dėl to, aišku, labai norėtųsi, kad mano kaimynai, ūkininkai, būtų pirmiausia lietuviai. Kokie amžiaus bus jauni ūkininkai, vyresni, smulkus, stambesni. Mes turim dar tiek daug nedirbamo žemės ir tokį rezervą auginti kartą žmonių, kurie dirba žemę ir didintą skaičių žmonių, kad tą ir linkiu visiems padaryti. Ačiū Jums visiems, kad ištvėrėte šitą diskusiją. Jinai tikrai ne pirma, nes tie žmonės, kurie surinko šitos parašus, kaip aš nežinau, mes visokių įtarimų vieni ir kiti turim, iš tikrųjų padarytas didelis darbas, procesas pajudėjo. Jie privers valdžią sunerimti bent vieną sykį ir pradėti ginti Lietuvos interesus ir Briuselį, ir visur kitur. Ir pradėti įrodinėti žmonėm, kad, na, iš tikrųjų, aš Jums pasakysiu savo nuomonę. Na, tiek daug nesąmonių, kiek aš išgirdau, ponia Šliužai, šiandien iš Jūsų piktumo, aš iš tikrųjų nesitikėjau iš Jūsų išgirsti. Jūs ginate lyg tai Lietuvą, bet jūs nemylit Lietuvą. Man susidarė toks įspūdis. Gerbiami žiūrovai, jūs matote balsavimo rezultatus savo ekranuose. Laimėjo didelę persvarą, laimėjo tie, kurie nenorėtų, kad žemė atitektų užsieniečiams. 1887 iš Jūsų balsavo už tai, kad jinai nebūtų parduota užsieniečiams ir 200, tik tai, nepilnai 300 balsavo už tai, kad ją reikėtų parduoti. Aš atsisveikinu, susitiksime kitai diskusijai po savaitės. Viso gero.